Dirbdamas automobilių pirkimo pardavimo sferoje susiduriu su įvairaus plauko pardavėjais. Tai būna normalūs žmonės, kriminalinio pobūdžio, neadekvatus, visokių būna. Taip pat ir automobilių. Būna tvarkingų, itin daug netvarkingų ir netgi žiauriai netvarkingų būna. Tokių, kurie būna kažkada buvę vogti. Ir dabar kaip tik susiduriu su tokiu, kuris galimai yra vogtas. Trumpa ištrauka iš situacijos. Cirką tokį surengėt, blėt. Jokio cirko mes nerengiam. Ką jūs ten pizdėjino, kad mašina vogta, blėt? Gali būt vogta. Būčiau aš, blėt, peršaučiau kojas tą paėdėm, blėt. Dirbant mano amatą, tai yra, ko gero, viena sudėtingiausių situacijų, kai reikia stovėti už savo klientus prieš kriminalinio pobūdžio žmonės. Neišsiplečiant, tiesiog pakviesiu jūs į Skirmanto Malinausko YouTube puslapį, kur rasit daug daugiau informacijos apie šią situaciją. Užeikit, linkas bus komentaruose, pasižiūrėkit, pasimokysit jūs, kad nepapultumėte į tokias situacijas. Visiems linkiu gražaus likusio sekmadienio. Aš varau žvejot, gal kažką pagausiu. Iki.